Kovo pradžioje į Pasvalio rajoną Pajiešmenių kaimą rinkosi automobiliai, motociklai bei plūdo žiūrovai. Čia surengtos lenktynės ant ledo, kurių metu jėgas išbandyti galėjo tiek dviračių, triračių bei keturačių transporto priemonių mylėtojai. Čia buvome ir mes, laidos Automoto kūrybinė grupė. Varžybos prasidėjusios nuo ankstaus ryto truko kone iki pavakario. Norinčių pasivaržyti ant ledo buvo nemažai, dar daugiau susirinko žiūrovų. Automobiliais buvo apstatytos ne tik visos tvenkinio pakrantės, bet ir prieigos. Šias lenktynės Pajiešmeniuose surengė kaimo bendruomenė ir, kaip paaiškėjo, tai tradicinis renginys. Plačiau apie šias lenktynės kalbame su vienu iš organizatorių Gediminu Andrašūnu. Kaimo bendruomenė jau kelintą kartą jau tos lenktynės tampa lyg tradicinės. Aišku, daug kas priklauso nuo oro sąlygų, šiemet lyg tai nebegalvojom daryti, bet oro sąlygos leido ir vėl sugalvojom. O šiaip pernai daugiau buvo mėgėjiško, sakykime, šiemet irgi daug mėgėjų yra, bet aplamai dar sugalvojom pritraukti daugiau sportininkų, kad žiūrovams daug didesnis įspūdis būtų ir, aišku, dalyviams irgi įdomiau. Dalyviai varžėsi net keliose skirtingose klasėse, kurių šiemet buvo suformuota gerokai daugiau nei pernai. Kaip teigia Gediminas, varžybose dalyvauja ne tik mėgėjai, bet ir profesionalų sporto ragavę lenktynininkai. Šiandien iš viso dabar paskutiniais duomenimis virš 80 dalyvių yra, o klasės skirtingos. Mėgėjai varžosi tarp priekį varomos ratais, galiniais varomais ratais, paskui 4 VD yra sučipuotas, nešipuotos, paskui yra motociklai krosiniai, keturačiai yra, sportiniai automobiliai. Atrodo, nedidelio kaimo bendruomenė sugebėjo surengti tokias varžybas, į kurias žiūrovai plūdo tūkstančiais. Kiek tiksliai žiūrovų susirinko tądien, turbūt nepasakys niekas. Tačiau mums išvydus tiek žiūrovų automobilių jau pasidarė aišku, kad Pajiešmenių kaimo bendruomenė gerus renginius organizuoti gali ir moka. Vyrai, kurie užsiėmė parkavimo, tai suskaičiavo apie 1000 automobilių žiūrovų atvažiavusi. Tai galim spręsti, jeigu po 2-3, tai gal iki kelių tūkstančių žiūrovų gali būti. Tikėjotės tiek? Pagal pernai metus visiškai tiek nesitikėjom, bet pernai buvo kažkas panašaus, tik aišku, žiūrovams šiemet daug įdomiau, kadangi yra daug sportinių klasių. Štai dar keletas įdomiausių momentų, sportinių kontaktų ir greičio iš automoto varžybų ant ledo Pajiešmeniuose.